man galbūt lengviau kalbėti negu mano kolega Lietuvos Ryto treneriu, bet aš galvoju, tikrai nesuklysiu, pasakydamas, kad geresnės reklamos Lietuvos krepšinio kaip šitos rungtynės negalima buvo net įsivaizduoti. Žaidžiam 4 ratus, 40 rungtynių ir tų 40 rungtynių paskutinė sekundė sprendžiasi reguliaraus sezono likimas. Tikrai norėčiau komandą žaidėjus, visą kolektyvą, kurie prisideda prie mūsų pergalių ir tikrai puikiai mus ir labai gausiai palaikusius sirgalius, kurie šiandieną tikrai nusipelnė pergalės. Labai džiugu už vyrus, labai džiugu, kad vis tik tai sugebėjom lemiamom akimirkom susikaupti ir iškovoti labai svarbią pergalę. Agresyviai pradėjom. Aišku, pirmam kėlinyje įsiveržė į priekį, bet antrą kėlinį dar suagresyvinom savo žaidimą ir pavyko perimti rungtynės į savo rankas. Bet gale rungtynių leidom Adui tritaškių primest, po to keliai susikeitimai buvo mums blogi, nes Antanas įmetė laisvas iš po krepšio, bet gerai, kas gerai baigėsi. Aš nenorėčiau išskirti vieną žaidėją, galvoju, kad visa komanda, nes be abejo jis įmetė tą lemiamą metimą, man atrodo, bet visi dirba, visi gynėsi, visi, kaip sakant, žinojo, dėl ko kaunasi ir tikrai šita pergalė yra komandos pergalė. It was a tough fight. It was everything that we expected. We kept fighting to the end. They hit some big shots. Number 7 hit some tough threes in fourth quarter, but we never gave up and we kept believing, kept fighting the whole game. It was the play that coach and Will called for me to come off. I thought I had a good look at it for 3 when I first come off, but I didn't want to settle. Just because I really wasn't feeling my shot majority of the game, so I wanted to be aggressive and drive. Paskutinės sezono rungtynės dėl pirmos vietos žiūrovam turbūt labai patiko ir nieko mes kito nesitikėjom kaip sunkių varžybų. Turėjom galbūt jau solidžią persvarą, bet keli epizodai Rytas šaltakraujiškai jos išnaudojo mūsų kelias klaidas ir grįžo į rungtynės ir gale viskas sprendėsi dėl smulkių detalių. Gerai, kad mums pasisekė. Ir susigynėm, kaip ir tarėmės, viskas taip ir buvo ir gerai viskas gavosi ir susigynėm.